Paklauskit klausimą tavo. Iš naujo. Kiek iš viso paveikslo esate portretų suskaičiavęs? Oje, kad toks klausimas ir, ons yra labai teisingas, bet ons yra neįmanoma atsakyti. Nuo kelintų metų mano gyvenimo skaitos prasidėjo tie pavadinims darbas. Ar nuo 1 metų, ar nuo 5, ar kai mokykla jau darbai vadinos, ar dar nedarbai, į technikum, kai jau darbą, ar nedarbą, jeigu užrašau knygelę arba kažkokiam sąsiuvinė kažkur papaišė, ar mums jau darbs, ar nedarbs. Bet su dideliu klaustuku. Ana paversti darbą, tikriausiai tokiu atveju galima, paimti į rėmį, tada jau darbs tikrai. Tai Stanislavai įrėmintų darbų kiek? Įrėmintų. Tai skaičiuokit, kiek įrėmų. Ne, mes neskaičiuosiu, gal pats įskaičiais. Ir tapytų rimtesnių darbų, bet be rėmų. Tai kaip čia dabar tap išskaičiuosim? Čia be rėmų, bet oho, Bet apytikriai. O tą darbas, rimtai, kaip, šį darbas, ar ne? Tai va. Maždaug. Neįsivaizduoju, neįmo sakyti. Stanislavai, užduotis kitai ekskursijai, kad aš paklausiu, kas suskaičiuoti. Atmintis nebeišneš, kiek yra po pasaulį išlakstysiu jau tų darbų, kiek pasilikusių ten ar mokykloje, dar kur nors. Ne, čia. Neskaičiuosiu. Nuo kelių metų esat išsaugoję savo darbų. Kiek jums buvo metų, nuo kokių metų? Mokyklinį keletą turiu su Gošu paišytų. O tų sąsvinius, kur paišė dar iki 7-8 klasėje, ar tebe turi? Ant ko piešdavot? Ant popieriaus ar į sąsvinį? Ant popieriaus? Piešimas sąsvinį, Ir pieštukų daugiausiai, ar spalvotai? Ne, guašų. Guašų. Nes priemonių tai nebuvo labai pasirinkima didelė. Nelabai buvo į tų mokytojų, kokiu nors galėtų patarti, kaip čia paaišyti, kokios tos galimybės. O ką laikot savo mokytojų, jau tuo tikrų mokytojų? Ar čia Akmenėje, ar kažkur, kai pradėjot mokytis? Akmenėje buvau tokį mokytojų Karčiauskį. Skatina jumis. Tai jinai tokia buvo, kaip ir biški pradininkė, paskiau rimtesnė mano mokytoja jau buvo Milevičienė iš Naujos Akmenės dailės būrelis. Tai jinai jau ten aiškino konkrečiai, kaip ten viskas paaiškino. Anos vyrs buvo keramiks, buvo baigęs irgi tų patį dailės technikumą, kur aš tik tas vadino amato mokyklą. Tai jums jau į skulptūros biškį mane mokė būrelyje, ką buvau, tame lankiau į Naujoje Akmenėje tų saulėtekį būrelį ir paskiau 8 berods klasėje jinai čia dirba Akmenėje dailės mokytojai ir tada neapsivažinėjau į būrelį, čia paišiau pas ją. Tai va, toks pagrindas gavau iš Milevičienės. Ačiū, labai įdomus klausimai, iš tikrųjų nieks nebuvo taip giliai uždėję, žinai, iš tikrųjų. O nesuabejojot kada nors, kad ką tas piešims pragyventi šiandien, gal galėjai kur nors į čia tų fabrikų. Kitas specialybė reiktas. Jo, ar nebuvo susviravimų tokių ir jeigu buvo, tai kada? Čia ne, gal tokių sviravimų nebuvo, bet man pasitaikė ta kryptis tokia, kad manęs nenumetė į šoną. Bet sakykime, va dabar galiu pasakyti kitų draugų pavyzdį. Baigėm meninį akmens apdirbimą, technikumis skaitos, skulptoriai. Ir ką, visų pirma į paminklų dirbtuvę ten kokių portretų kalti. Jau čia mokytis, jau čia menininkas. Paskiau portretų nebreik, paskiau raidžių kalti. Paskiau žiūrėk, raidžių nebreik kalti, sakai, biškai pašlifauti tų paminklų. Pašlifavau paminklą ten atpjovę, sakai, reikia į kapinius pastatyti, žmonės lauk, o tu čia sėdėsi, vis pats nieko neveiksi.
jeigu dar gamie. Nu, vat į tą po biškį, į nuvingurionių, kad palikti ten paminklų statytojus, akmenų šlifuotojus ir dar kas nors, arba išeini iš viso į kitą darbą, arba kokiam nors, daleiskim, ten buvo Rasavos senas laikas, MSV, buvo dailininką. Nu ir paskiau atatą naikina, arba nereikia dabar tų darbų, vat, einam dabar ten kokių lentelių biškį reikia nukriauti, ten į kokius nuvežim, kitą kartą, va, ten nespėjama supjauti ilgumo, kur nors, va, čia padėk, jau čia nesėdėsi, algą gauni. Nu ir va tokiu būdu, va, nustumda žmonės. Nu, man tą pasisekė, kad aš kultūros namus, skaitos, buvau susiradęs vietą, paskyrė mane dailininkų kultūros namus, nu ir čia išdirbau 13 metų, paskiau dailės mokytojų būrelyje mokyklo, nu ir paskiau tai grinai pats, kiek jau nutapiau, pardaviau, turėjau. Gerai, ačiū, nes